specialiai ašgi nesimokinau, ne jau kažkokiu tai mokym, kaip vystyti verslą, bet tai davė didžiulį tokį, didžiulę naudą. Tai čia viena iš jų rašo apie tas 8 vertes, neskaitant vienas dalykas, tai gausiu. Toliau, produktų pirkimas mažesnėmis kainomis, daugelis žmonių nori įsigyti produktus ir tada įsigyti didmeninę kainą. Pradžių žmonės net nežino to, net nesuvokia. Toliau, įvairiausių pažinčių ir bendravimų. Šiandien esu čia šitam gražiam kolektyve, sėkmės klubės, manau taps taip pat sėkmingas kaip ir čia daugelis. Tai irgi tai buvo irgi per tinklinės rinkodaras, per pažintis, sakykime, visi seminarai. Sutinkam tiek daug įvairiausių žmonių, pažinčių. Pradedam, susipažinęs su daugeliu Seimo narių, su visokiausiais mokslininkais, įvairiausiais Lietuvoje žmonėms. Ir ne tik Lietuvoje. Pasauliniu mestu su sėkmingiausiais verslo vystytojais. Ir galimybę rūpinti šeimą turint veiklą. Mano žmona niekur nedirba ir aš sakau, irgi niekur nedirbu. Mes visada būnam namie. Ir šiandien? Šiandien ne. Šiandien dirbu jau. Čia yra darbas. Tai vat, kokius papildomus privalumus gauna žmonės atėję nesitikėdami šito. Toliau. Kokios viso to perspektyvos? Į kur visa tai juda? Dabar aš gal truputėlį dar tokį dalyką čia parodysiu, kad suvoktume. Ar visi pasiėm piniginės? Nes reikės čia biškį pasidalinti. Taigi, verslininkų klubas sėkmingi, turim duoti labdarą. Mes ateiname į parduotuvę. Aš kalbu dabar apie mažmeninę prekybą. Ateiname į parduotuvę. Ir mokame, prisidedam krepšelį, sakykime, maisto parduotuvę. Ir mokam 100 litų, paliekam kasoje. Kam užtenkam 100 litų maisto? Manau, turbūt dabar šiandien nelabai kam užtenka. Jeigu mes paliekame 100 litų mažmeniniai prekyboj, realiai visą tai kainavo maždaug šitie. Geriausiu atveju kainavo šitie. Tai čia maksimum. Mes mokam 100 litų už 10 ar 15 litų vertę. Pavyzdys. Kiek kainuoja litro pienas ūkininkas, kuris priduoda gamintojas? 70 čia labai gera vieta, jau čia labai brangus. Lietuvoje, kai važinėjau... Dabar pabrangęs, buvo 40. 40 centų. Kiek buvo, dabar pabrangęs. Sakykime, buvo žiemą, pabrango. Paimkim, taip bus 50 centų. Gamintojas, kuris atiduoda. Kiek mes mokam už pieną? 40. Kiek kartų daugiau sumokam? 3, 4, 5 kartus įvairiai. Tai reiškia 300, 400, 500% daugiau mes sumokam. Ką aš ir noriu parodyti, kad realiai mes sumokam tiek, o daiktas kainuoja tiek. Čia yra mažmeninė prekyba. Aš kalbu apie ateitį. Ką šiandien pradėjo daryti prekybos tinklai? Pradėjo daryti hibridus. Tokia, kad ir Maxima pradėjo teikti produktus elektroniniu būdu. Galim sakyti, atveža. Kas tai yra? Tiesioginiai pardavimai. Pradėjo judėti į priekį, nes dėl ko? Dėl to, kad labai keičiasi. Dabar tiesioginis pardavimas. Jeigu mes tiesioginėme pardavime atiduodam 100 litų, kiek produktas realiai kainavo? 80. Maždaug 50. Čia yra pasaulinė statistika, vidurkis. Tiesioginių pardavimų. Sumokam tiek, realiai yra tokia vertė. O ką jūs vadinate tiesioginiu pardavimu? Tiesioginių pardavimų, tas pats pienas. Tas pats pienas. Iš gamintojo. Iš gamintojo atvežė prie namų ir pardavė už litą.
Tai bet Maxima elektroninė prekyba, tai nėra tiesioginis pardavimas. Aš kalbu apie pačius būdus, truputėlį apie perspektyvą ir ateitį, kas mūsų laukia toliau. Toliau atsirado internetinė prekyba. Internetinė prekyba mes kai kurie galbūt jau naudojamės, kai kurie gal dar nesinaudojam, o kurie gal jau pastoviai naudojamės. Dabar jeigu pažiūrėtume į jaunimą. Reikia jaunimų telefono, mobilaus, ar kedų, ar ten be ko. Kurie ieško? Eina per parduotuvės vaikšto. Internetu. Mano žmona viską internetu. Papuošalus internetu. Ką tik reikia? Matuojasi, parduotuvėse matuojasi, užsirašo dydį, paskui parsisinčia iš Anglijos. Teisingai. Dvigubai pigiau. Taip, dvigubai pigiau. Teisingas atsakymas. Internetiniai prekyboje yra šitai. Mokame tą patį 100, įsigijame daiktą už 50. Ant kiek pranašiau nei mažmeninė prekyba. Kelis kartus pranašiau, mes jau turbūt patyrėm ant to. Kaip mes manom, ką mąsto prekybininkai, gamybininkai ir taip toliau. Kas atsitiko? Ar dabar sunku gamybininkui pačiam įkurti internetinę parduotuvę ir tiesiogiai tiekti produktą vartotojui? Kas trukdo? Patirties toka internetinė. Patirties, reikia naujų dalykų, iš naujo keistis, bent kokie pasikeitimai. Tinklo. Seni vadai, kompiuterį Va, turbūt čia čiupinėja. pats Seno kirpimo. Čia nereik labai seno, 40 metų ir jis jau tuo atžvilgiu senas. Taip, ir kad aš dalyvauju seminaruose, įvairiuose seminaruose ir ką man tenka sutinti. Kartais ateina įmonės vadovas, esu daug kartų matot, įmonės vadovas, jis ne savininkas, ne bet įmonės vadovas. Ir ypač dar tokie iš sovietinių laikų, kur yra. Tiesiog, o taip ir nepasuksi jo niekai. Jis va taip kaip ėjo, tiek mokyme, tiek mąstyme, tik šitaip. Bet viskas aplink taip greitai keičiasi. Ir išdidus numirs. Kiti dalykai. Sugrįžtam prie dabar, Verslo prasme. kas vyksta toliau. Gal dar vieną tokią istoriją, trumpo labai. Praeitą savaitę buvau irgi Vilniuje seminare, mokymuose. Ir buvo vienas dėstytojas iš kažkokio universiteto, jaunas, kaip šiuolaikiškai mąstantis, ir jisai ruošia projektą, kad mokyklose, visos mokymosi institucijose būtų patraukti visi va tokie popieriniai vadovėliai. Visas daromas projektas, kad visur būtų elektroninės knygos. Reiškia, turi vieną knygą, ten 100 knygų sudėta. Žmogus, vaikas atėjo 1 klasės, gali baigti vidurinę su ta viena dėžute, ten visos 1000 knygų ten to. Ir ruošia projektą, per kiek metų iš Lietuvoje patraukti visas vietas. Bet yra daug gamintojų čia, kur tik štampuojam knygas dar, varom visi juose. Bet yra kažkas, kuris ruošia jau projektą valstybiniam lygmenį, kad patraukti visus vadovėlius. Jis nusižiūrėjo. Gal nusižiūrėjom. Skandinavija jau yra. Tai va, viskas labai keičiasi. Labai keičiasi. Dabar žiūrim, kas truputėlį toliau. Tinklinė rinkodara. Ką duoda tinklinė rinkodara? Tinklinė rinkodara labai panašu kaip tiesioginiai pardavimai. Jeigu mes mokame 100 litų, tai produkto kaina gali būti 50 arba, ta prasme, gauname nuo 50 iki 70 vertės produktų. Šitą dalyką po truputėlį kai kurie suvokia, kai kurie nesuvokia, bet tai ateina į mūsus ir mes nuo to niekur nepabėgsime. Dabar tinklinė rinkodara. Kas čia per toksai žvėris? Tinklinė rinkodara, kai atsirado internetas, labai gerai apsiženėjo jį. Tai yra neįtikėtina jėga. Internetinis pardavimas, va čia vaikinas, kuris pristatė labai fainai, viskas kaip veikia, viskas tvarkoje yra. Ir žmonės kuria internetinės parduotuvės. Bet internetinė parduotuvė ir parduoti savo produktą, kai šiandien, kiek mes manom, yra puslapių sukurtų per visą pasaulį. Milijardai. Aš šiandien internetą skaičiau, kad rašo milijardai, jau yra puslapių. Ir dabar kaip užtaikyti man ant to, ko man reikia.
Nes kiek yra pasirinkimų. Ir jeigu šiandien įėjau vieną puslapį ir nusipirkau ten kažkokį daiktą, kitą dieną aš net nebepataikius gal jį, nu nebent pasižymėsiu. Bet galbūt rytoj aš atrasiu žymiai geriau. Kaip sunku išlaikyti klientą. Ir internetiniam marketingė pardavimuose labai didelį kaštai yra visam tam palaikymui ir tam pritraukimui klientų. Labai brangus. Čia iš tikrųjų labai brangus malonumas. Bet jis yra gan efektyvus. Bet kas atsitiko su tinklinė rinkodara ir internetu? Kada žmogus tampa lojaliu, kaip prisiregistruoja prie kompanijos, tampa lojaliu vartotoju, jisai neieško kitur. Jisai tik tais ieško toj pačioj parduotuvėje internetu. Kodėl? Todėl, kad jisai gauna komisinius už tai, kad pats vartoja ir kada atveda naujus, jam yra mokami komisiniai. Jis nebėga kitą dieną niekur kitur. Ir kodėl tokios didžiulės kompanijos pradeda vis ateiti ir susijungti, susilieti su to, nes tai yra neįtikėtinai didžiulė jėga. Ir dėl to, kad čia sėdim visi verslininkai, reikia apie tai pamastyti, kas tai yra. Ir sakykime, kaip vienas iš tų pavyzdžių, sukurtas puslapis per Facebooką išsiųsta ir tu gauni ten dar gali, bet turi reklamuotis kitur. Jeigu visą tai dar pririšti prie pinigų, kokia tai jėga būtų? Kad visi ten, kurie gauna 5 litus, jeigu dar atves kitus, jie visi dar gaus papkių, pinigų. Vat šitaip geometrinė progresija ir visi suinteresuoti šitoj veikloj. Nenoriu žimti labai daug to tokio eterio laiko. Mes turėsim pertraukėlę, paskui užduosim klausimus ir galėčiau dar diskutuoti, atsakyti įvairius klausimus. Aš maždaug taip, į kur tai linksta visą tai. Noriu, kad dabar pasidalintų savo patirtimi vienas gan didelis, stiprus verslininkas, nors save taip sako nelaikau, bet iš tikrųjų toks yra. Verslininkas, kuris pradėjęs, čia pristatė truputėlį, pradėjęs savo verslą nuo nulio, įsukęs ir įmonės ten kapitalizacija, aš nežinau, kiek ten 100 milijonų ar kaip ten, bet žinau, kai Aivaras tiktais prieš kelis metus atnaujino savo gamybos linijas, investavo 23 milijonus, man atrodo. Aš nesinori tų skaičių ir sakyti. Iš tikrųjų, sakykime, Lietuvos mastu labai jau didelė įmonė ir ką jisai pamatė ir lygino šitos dalykus, nes pradėjo jau seniau truputėlį domėtis, kaip tai visą veikia, kad pasidalintų savo patirtimi. Ir dabar pakvieskim Aivarą.